Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandieną mūsų laidos Juokas pro ašaras svečias, politikos konsultantas Linas Kontrimas. Sveiki, Linai. Labą dieną. Malonu Jūs matyti šiandien laidoje. Sveiki. Gerbiamas Lina, Jūs esate politikos konsultantas. Dabar vyksta prezidento rinkimai. Tai iš esmės jau jie finišo tiesioje. Bet daugelis žmonių sako, kad mes iš viso nejaučiam tų rinkimų. Pradėjo dabar pirmieji plakatai pasirodyti kažkur tai Remigijus Žemaitaitis, kažkur tai blykstelėjo kažkur tai dabartinis prezidentas, bet irgi nieko nesakantis, kad kandidatuoja. Na, ta prasme, atrodo tokia kaip lyg tai bristum per pelkę. Nėra jokio veiksmo. Vieną koją ištraukia, kitą klimpsta. Tai kas čia vyksta iš tikrųjų tais rinkimais? Ar jie nesvarbus Lietuvoje tie prezidento rinkimai? Ar kas? Čia yra daug dedamųjų, dėl ko taip yra atsitikę, bet vienas iš bene svarbiausių dalykų, kurį galbūt ir žiūrovai nelabai skaniai priims, bet tą konstatuoti reikia, atsitiko tai iš mūsų visų tingumo. Mes kaip piliečiai pasidarėme absoliučiai nereiklus politikam, jų kontrolė, pilietinė kontrolė beveik nebevyksta ir tai neatsitiko per vienus rinkimus, tai yra ilgas procesas. O politikai turi labai gerą uoslę. Jeigu jie pajaučia, kad auditorijos, su kuriom jom tenka bendrauti, iš jų nieko nebereikalauja, įtampos nebėra, to nuolatinio tokio presingo, politikai pradeda kurti savo taisyklės, savo elgesio modelius. Ir dabar po tam tikro laiko yra susikūrusi tokia politinės komunikacijos nekultūra, nes kultūra tai sunku pavadinti, kai tiesioginis bendravimas ir darbas su rinkėju tapo nebepatrauklus ir nebemadingas. Ta galima būtų atsekti nuo maždaug 2004 metų, kada po prezidento Rolando Pakso kampanijos ir po jo patraukimo visi susisgrybo, kaip čia dabar padaryti, kad tie rinkimai tik tai nebūtų tokie pompastiški, įdomus ir įtakingi, ar ne? Tai užuot aiškiai būtų aprašytos sąlygos, kaip kas kada gali remti, kad būtų skaidriai sudarytos visos remimo taisyklės, mes esame dabar taip per 20 metų savo rinkimus uždarinėję visus langelius, taip sakant, kad va turim, ką turim. Tai atsiprašau, tiesiog susidaro tokia galbūt ar iliuzija, ar teisinga prielaida, kad galėtų eiti kandidatuoti tik tie žmonės, kurie yra žinomi. Nu, sakykime, nėra šiandieną problemų nei Nausėdai, nei Šimonytei ir turbūt nei ponui Vėgėlei. Bet ką daryti žmonėms iš tikrųjų, kurie žada gal neblogų dalykų, tokių, sakykime, kai kuriems žmonėms, sakykime, tas pats Jeglinskas, ta prasme, perspektyvos būtų žmogus, bet kaip jam pasirodyti iš tikrųjų šitoje situacijoje, išeiti į viešumą, kaip pasirodyti, aišku, Žemaitaitis jis galėtų pasirodyti ir pasirodo, bet iš kitos pusės yra daugiau tų kandidatų, kurie yra mažai žinomi. Ir galbūt įdomi tarp jų kova užvirtų, jeigu būtų sudarytos tos prielaidos. Tai klausimas, ar tos prielaidos yra tyčia nesudaromos, kad rinkitės grubiai tarp Nausėdos ir Šimonytės, o naujų kandidatų nereikia, nes jiems dar laikas netėjo, kai bus 70 metų, tegul pabando. Ar tiesiog taip sutapo? Ne, čia matot, tai ką aš pasakiau pirmoj daly savo atsakymo ir ką dabar pridėsiu jūsų klausimą atsakydamas, yra persipinę. Nes nėra taip, kad šitas nykus prezidentų rinkimų vajus, kokį šiemet turime, jis ėmė ir atsitiko staiga ir netikėtai. Žiūrėkite, kai aš kalbu apie tai, jog politikai nebenori pajudinti užpakalį nuo sofos, tai kalbu ne vien tik tai apie tos veidus, kurie yra matomi ir žinomi. Tie, suprantat, jau kurie turi pozicijas, jie labai gerai išnaudoja administracinį resursą. Vien tik tai dėl to, kad tu esi tam tikram poste, tu gali gauti žinomumą. Regioninį žinomumą, nacionaliniu mastu, nacionalinį žinomumą. Kitigi politikai, pasižiūrėkite, kas jiems trukdo daryti kampanijas? Kas jiems trukdo daryti ryškias, triukšmingas kampanijas? Jie tiesiog jų nedaro. Ir pasiaiškinimai apie tai, kad čia bendra tokia nuotaika, bendra tokia atmosfera, tai yra tik tai pateisinimas savo neveiklumo. Bet ir netgi šiemet
tą buvo galima padaryti jau nuo pernai rudenio. Juk pavardės tos, kurios dabar yra jau sąraše, jau patvirtintos vyriausiosios rinkimų komisijos, juk jos nedaug pasikeitė. Tik kelios nubirėjo, ar ne? O visos tos pavardės jau mums buvo žinomos pernai rudeniop. Tai reiškia, kad tie žmonės, kurie vis dėlto renkasi politinį kelią, jie gali startuoti su ryškia ir aiškia kampanija, jeigu jie to nori. Bet vat kaip ir sakau, į tokį apatišką politinį mūsų gyvenimą priežasčių suplaukia daug. Ir aš jums dabar jau antrą miniu. Pirma yra pačių rinkėjų, pakankamai toks, sakykime, liaudiškai atsipūtimas. Paklauskim savęs taip nuoširdžiai ir atsakingai, kiek mes savo 5 būtinų veiklų sąraše įrašome politiką kaip tokią. Juk visi keikia ją, visi sako, niekam nereikia ten. Dauguma žmonių turbūt pasakys taip, kad Nausėda buvo 4 metus nieko gero nepadarė, nėra už ką jį balsuoti. Šimonytė iš vis būdama premjerė pasakė, kad po 4 metų išsirinksite, jeigu nepatinko aš kitus. Daug arogancijos. Na, tai tada jie yra blogi, kiti yra nežinomi, tai Tulas Pilietis sako, tai nėra už ką balsuoti, aš visai neįsiu balsuoti. Ne? Ir tada tegul ateina kiti, išsirenka kažką kitą, ir jie mums sukurs geresnį gyvenimą išsirinkę, ne? O mes turėsime teisę keikti, kad išrinko ne tą, nes mes nerinkom. Taip, tai yra absurdas. Čia labai ryškus pavyzdys ir elgesio formulė, kuria naudojasi, aš tokius žmonės vadinu kelnepėdžiais. Suprantat, kelnes ir batai. Ar ne? O kur kita figūros dalis, ypatingai viršutinė? Nėra ko keikti, kad mes turime tokią situaciją, nes iš tikrųjų, žiūrėkite, tai, ką jūs pasakėte, kad tie neapsisprendę rinkėjai, kurie myliu, nemyliu renkasi tokiu būdu, kai jie nedalyvauja politinėme gyvenime, o jų yra apie 50%, tai yra pusė mūsų aktyvios visuomenės dalies. Tai ko norėti, kad ta likusi pusė, kuri yra padalinta į labai daug ir margų politinių srovelių, kad jis sugebėtų staiga taip konsoliduotis ir sukurti kokybę. Mes dėl to ir matome, kad pusė rinkėjų numoja ranką į Lietuvos valstybės likimą, atiduoda vadeles kitiem, o ten jau kaip susigrupuoja. Jūs pasakėte dabar raktinį sakinį, Linai. Atiduoda valstybės valdymo vadeles į kitas rankas. Tai gal nuskambės ir žiauriai mano šitą tezę, tačiau kaip šita pusė elgsis, jeigu pasidarys karas iš agresijos Rusijos pusės, Baltarusijos, ateis agresorius pulti mūsų Lietuvos. Kaip ta pusė irgi sakys, ginkite patys, mūsų valstybė nerūpi, ar vis dėlto jie eis? Nes jeigu tau nerūpi valstybė, tai manau, kad nerūpi visais kampais. Nes jeigu tu šiandieną nenori, kad būtų tokia valdžia sukurti savo balsavimo, savo aktyvių dalyvavimo visuomeniniai politiniai veiklai, tokią valdžią, kuri rūpinsis tavim, tavo šeima, Lietuvos piliečiais, valstybės gerovė, tai tau viskas nesvarbu. Ar tai neprives prie to, kad iš tikrųjų mes dabar sakome šiandieną, kad rusai puola. Tai kad apsiginti nuo tų rusų reikia ne tik tais geros kariuomenės, bet reikia turėti ir sąmoningumo. Reikia pasakyti patiems, kad taip, man rūpi valstybės ateitis. Ir nesvarbu, kad mano vieno balsas nenulems, bet aš vis tiek eisiu, balsuosiu ir rinksiuosi. Ir ne tik tais tiesiog pažymėsiu biuletenį, bet prieš tai padarysiu namų darbus. Paskaitysiu ne tik, ką žada pretendentas į prezidentus, bet ką jau per savo gyvenimą yra nuveikęs. Elementaru, taip turėtų daryti kiekvienas pilietis, kuris nors šiek tiek rūpinasi. Ir ne veltui aš sakiau, tarp savo 5 prioritetinių veiklų, gerai neįrašykite 3 numeriu. 1 jau nesakau, bet 5 numeriu įrašykite politiką, valstybės politiką, miesto politiką. Domėkis, kas darosi su tavim ir aplinkui tave. Kas priima sprendimus tau atidavus balsą, savo mandatą, arba neatidavus. Vat jeigu dabar mus žiūri tie žmonės, kurie taip ir masto, kad man nepatinka niekas, visi vagys ir žulikai, ar ne, aš neįsiu į rinkimus. Tai va tokiam arba tokiai noriu pasakyti, kad iš jūsų pačių rankomis valstybė yra vagame. Aš dar daugiau pasakysiu, nors jūs čia norėjote pakankamai griežtai pasakyti. Gali būti net griežtesnė pozicija, kad Rusijai tokios Lietuvos, kokia dabar mes patys savo rankomis kūrėme, net nebereikia nukariauti. Užtenka tik tai įmesti keletą
manipuliacinių triukų ir tu gali valdyti tą visuomenę, tu gali ją pakabinti ant visokių socialinių tinklų žinučių ir priiminėti sprendimus. Beje, papildant jūs, Linai, iš tikrųjų yra dar ir tokių žmonių, rinkimai parodys, kiek balsuo žmonių už vieną kandidatą, kuris ir sako, kad mūsų buvimas Europos Sąjungoje yra nelegitimus, kad mes dar esame Sovietų Sąjungoje. Tai pažiūrėsim, kiek žmonių palaikys, tai čia yra, ta prasme, jau aišku, kita polarizacija, ta prasme, bet jeigu tokių žmonių, sakykime, yra kritinė masė, tai tada valstybė tikrai yra pavojuje ir nepavojuje ne dėl to, kad rusai puola su ginklais, o dėl to, kad rusų minkštoji galia įsiskverbė į mūsų dalies piliečių sąmonę. Matot, rinkimai visais atvejais laisvoje valstybėje yra kuom didelis gėris. Per rinkimus legaliai gali pamatyti, kokios vyrauja visuomenėje nuotaikos, mintis. Ir kandidatai šiuo atveju tik tai reprezentuoja tam tikrą rinkinį tų žinučių, kurios sukasi mūsų galvose. Ne visose, ačiū Dievui, bet kai kuriuose taip. Ir žiūrėkite, pavyzdžiui, tokie veikėjai, kurie staiga pasako, kad buvimas NATO ir Europos Sąjungoje yra klaustukas, maždaug kam mums to reikia. Tai jūs galite įsivaizduoti, jeigu tokių, net sunku, liežuvis nesiverčia, mąstytojų, bet tokių paveiktų žmonių iš tikrųjų susidaro nedauguma, užtenka jų aktyvios tam tikros kiekybės. Ir viskas, ir jie pradeda daryti labai didelį šaršalą. Linai, 40 metais, jeigu padaryti rakursą į istoriją, tai irgi nebuvo dauguma žmonių patenkintų sovietų okupaciją, bet atsirado tų, kurie nešė duoną su druska. Ir ne tik tais žemdirbių sluoksnyje, o ir inteligentijos. Taip, matot, čia mes nesam labai unikalūs. Visos pasaulio tautos, valstybės, jeigu taip jau žiūrėtumėme į jų politinę vėliau išraišką, bet visos pasaulio tautos, kai susiduria su agresoriumi, su jėga, kurios savo raumenimis tu nenugalėsi, jos priima labai greitai, čia tiesiog yra užfiksuota mūsų matyti archetipinėme mąstyme, kaip grupės, kaip tautos mąstymo archetipe. Priimti ir jungti savisaugos tam tikrus instinktus. Dėl to nenustebkime, kad labai didelė dalis visuomenės niekaip nesureaguoja, o tiesiog ima gelbėtis. Ir nebūtinai reikia juos smerkti, nes tai gali būti ta dalis, kuri vėliau išaugins būsimus kovotojus ir patriotus. Juk po pirmosios 20 amžiaus mūsų okupacijos irgi sovietinimas vyko klaikiai, sparčiai. Bet kažkaip tai, ar ne? Kai prasidėjo sąjūdis, tai mes pamatėme, kad kiek dar yra išlikusių netgi trispalvių iš smetoninių laikų. Ypač kalbant dabar į NIT žiūrovom, kurie čia yra aplink Kauną, tai aš pats, kadangi augau jaunystę savo Kaune, tai aš pamenu visus tos laikus, kada Žaliakalnyje su žmonėmis, kurie jau tavim pasitikė, parodo smetoninių daiktų, tai buvo kažkas tai tokio. Ką tai duodavo? Tai iš karto įjungdavo tokį patriotinį požiūrį, kad Nors šitie žmonės išliko, aš irgi pažįstu, jau dalis yra amžinatilsi. Kaip jie išliko? Vieni kovojo, kiti nutilo. Bet jie nutilo ne tam, kad nieko nebepasakyti, bet tam, kad savyje brandinti tą sėklą. Taip, kad nenustebkime, kad tokių yra. Blogiau žinot, kokių kada atsiranda. Kurie nieko nedaro, nieko nekuria, bamba ir perima Rusijos retoriką. Tas vienas kandidatas, apie kurį mes dabar neįvardinsime, tai ar jis mąsto, kad čia jis pats sugalvoja šitą visą verbalinį viduriavimą? Ne, čia yra labai seniai plaunama šita žinutė, kuri, kai tu savo nesugalvoji nieko, jinai nusėda į galvą ir paskui per burną išeina. Gerbiamas Linai, jūs paminėjote sąjūdį. Iš tikrųjų, sąjūdžio reikšmė yra milžiniška, strategiškai. Jos su nieko negalima sulyginti, kad mes esame laisvi, ne? Taip. Ir dabar pas mus atsirado šeimų sąjūdis. Tai mano klausimas jums, kaip specialistui komunikacijos, iš tikrųjų, ar ne per daug dabartiniai esantis valdžioje ir net ir esantis opozicijoje klasikinių partijų atstovai, bando sumenkinti juos,
sakykime, pavadinti neišprususiais, netinkamais, net ir 5 kolona, ta prasme, žmonės, kurie yra aktyvūs. Galbūt nederėtų taip stumti jų į paraštes, nes tai yra aktyvūs žmonės, kurie reiškia savo poziciją ir, kaip jūs pats paminėjote, geriau reikštis negu tylėti, ne? Ir galbūt padėti jiems, ta prasme, pakreipti kairiau, dešiniau, iš tikrųjų, tas, kalbant apie vertybės, bet nestengtis jų užspausti ir užgesinti tos veiklos, nes šiandien susidaro toks įspūdis, kad, Lietuvoje tų šeimų sąjūdžio iš tikrųjų yra nemažas palaikymas, procentaliai. Ir turbūt tikslingiau būtų, kad jie, sakykime, perduotų mintis savo idėjas, galbūt ateitų įsijungtų į tas klasikinės vadinamas partijas, bet kad neužgesinti jų iniciatyvos. Ar jums netrodo, kad yra per daug dedama pastangų užgesinti jūs? Čia jūs tiesiog primenate tai, ką aš jums bandžiau pasakyti ir pačioj pradžioj, kad partijos, kurios dabar yra užėmusios politinį mūsų eterį, tai jos iš principo reguliuoja žaidimo taisyklės, jos nustato. O tokia žaidimo taisyklė yra, kad, saugok savo teritoriją, neįsileisk naujų konkurentų, ar ne? Ir dėl to gimsta šitie pasakojimai apie naujas jėgas, apie naujus pilietinius judėjimus, kaip apie negatyvius. Mano pozicija yra, sakyčiau, klasikinė laisvę mėgstančio humanisto pozicija. Aš nedrausčiau jokių, pabrėžiu, judėjimų visuomenės, jeigu jie nėra nukreipti į valstybės sugriovimą, jeigu jie yra į įvairių klausimų iškelimą, netgi labai nepatogių, liuks. Tai rodo sveikatą, o ne ligą. Man atrodo, kad mes dabar kaip tik matome tam tikrą mūsų politinio gyvenimo ligotumą, kai yra tyčiojamasi iš aktyvių žmonių, kurie ateina pareikšti savo poziciją. Taip, galbūt jie nemoka, neturi dar patirties, bet išgirsti jos reikia. Bet vėlgi primenu, su viena sąlyga, jeigu jų veikla nėra nukreipta prieš valstybės išlikimą. Jeigu tik pajaučiu ir išgirstu, nesvarbu, koks tai būtų sąjūdis, net ir šeimų, ar ten pusbrolių, ar dar kaip nors, jeigu nors vieną tezę išgirščiau, kad kvestionuoja Lietuvos valstybės buvimus, kurie yra labai svarbus, aš iš karto tokį nurašau. Čia yra aksioma. Šito klausimo niekas nekvestionuoja. Bet matot, kaip yra, dėl ko aš tai pabrėžiu? Dėl to, kad kartais net ir tų vadinamųjų naujų judėjimų žmonės, ne patys lyderiai, bet prie jų prisišlieja įvairiausių. Jie aiškina, kad taigi patys sakote, kad leiskite pasisakyti kokią nori temą. Daug šalių, daug tautų turi gerą patarlę. Jeigu neturi ką pasakyti, patylėk. Bet prieš sakydamas, ar ne, pagalvok, ką tu nori pasakyti. Aš suprantu, kad tu gali turėti daug minčių apie tai, kad Lietuvoje ne viskas yra gerai. Bet ar tu pasakysi, kad Lietuvoje yra ne viskas gerai, reikia tokią Lietuvą ištaisyti, tai vienaip skamba. Ar Lietuvoje yra viskas negerai, uždarom šitą projektą. Suprantat, va čia yra didžiulis skirtumas. Ir tada tu pamatai, ar tas žmogus, kuris sako, aš ateinu tam, kad kažką pataisyčiau, supranti, kad toks žmogus prisima atsakomybę ir už valstybę. Bet aš sakau, tokie kaip tas anas politikas, kurį čia mes neminime. Pliurpt, svetimą naratyvą, ar ne, svetimą pasakojimą. Ir kas už tai atsakys? Daugelis žmonių išgirdę jį viešai kalbantį, galvoja, jeigu jis iš ekranų kalba, gal žmogus teisus. Bet, žinot, neužtenka jo tiesiog paimti, išliminuoti, uždrausti, reikia aiškinti tiesiog, ką jisai daro blogai. Absoliučiai. Kalbant apie tai, ką jūs pasakėte prieš tai, kad nenori dabartiniai valdantys įsileisti, tai viskas yra normalu, suprantama, turbūt daugelis žiūrovų, iš mūsų teko vienokį ir kitokį žaidimą lošti kortomis, ne? Ir kada dalinė 4, 5 nereikalingas. Tai viskas tvarkoja, tai yra žaidėjo pozicija, tai yra politikų, kurie šiandien yra valdžioje arba opozicijoje, bet yra žinomi ir turi svertus, bet valstybei, tai yra, kada kuo mažiau žaidėjų, valstybei yra blogiau. Tai turėtų kiekvienas žmogus būti svarbus valstybės politiniam gyvenime ir valdyme. Ir aš linkiu, noriu jūsų paklausti, kaip specialisto komunikacijos iš tikrųjų turinčio didelės patirties. Ką reikia daryti valstybei, nes žmonėms viskas aišku, būktų aktyviems, skaityti, ką žada politikai, ką iki šiol yra padarę ir tada atiduoti balsą už tą, kurį nori. Bet ką turėtų daryti valstybė, kad tokių žmonių, kurie norėtų daryti namų darbus, ne tik eit balsuoti, bet eit balsuoti su namų darbais atliktais, ką turėtų daryti valstybė, nes šiandien, mano nuomonė, yra daroma per mažai. Jo, matot, valstybė irgi abstrakti savoka, kai mes kalbame apie tai, ką reikia daryti. Iš principo, tai jūs pats atsakėte į klausimą. Piliečiai, kurie atiduoda savo mandatą
kažkokiam politikui veikti, jie privalo pareikalauti, kad tas ar ta atėję į politiką pakeistų tam tikras tvarkas ir sąlygas, kuriomis piliečiai rodo savo politinį aktyvumą. Prisiminkite, pavyzdžiui, prieš paskutinius savivaldos rinkimus, kada buvo tiesiog beveik rinkimų tiesiojoje pakeisti įstatymai rinkimų ir dalis tiesiog nebegalėjo sudalyvauti. Vat šito negali būti, šito neturi būti. Ir tą gali padaryti patys piliečiai, jeigu jie aktyviai, labai ryžtingai ir valingai pareikš. O dabar pasižiūrėkite, mes pradėjome mūsų kalbą apie tai, kad nesimato politinės prezidentų rinkimų kampanijos, bet lygiai taip pat aš jums noriu pasakyti, ar matosi pilietinis aktyvumas. Kur yra gatvėse žmonės, kurie susiburtų į savo mitingus, ar ne? Jie šitai parodytų, kaip yra. Aš įsivaizduoju, jeigu mes būtumėme kokie truputį prancūzai, ar ne, priežasčių išeiti ir, kaip sakant, su arbata, su kavute, pagerti viskas bus gerai. Mes ne prancūzai, nes nenoriu, kad gatvėse degtų šiukšlės, kad vartytųsi automobiliai. Mūsų laida eina į pabaigą. Tai labai smagu buvo čia matyti. Manau, kad žiūrovams tikrai visiems labai patiko. Trumpas, Linai, palinkėjimas visiems, tiems, kas mus žiūri, tiems, kas mus klauso. Na ir aš galvoju, kad tame tarpe bus ir valdžios vyrų ir moterų irgi girdės ir galbūt padarys tam tikrus sprendimus išklausę specialisto patarimą. Okay. Prašau. Mano patarimas labai trumpas. Perfrazuokime pagaliau posakį, būkim biedni, bei teisingi. Kalbėkim nuo šiandien taip, būkim turtingi ir teisingi. Ačiū mūsų mielam laidos svečiui Linui Kontrimui už vertingus ir patarimus tiek mūsų visiems žiūrovams, tiek ir valdžios vyram ir moterims, kurie tikiuosi pastebės laidą Jokas Prašaras. Ir kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą. Ačiū Jums, Linai. Ačiū. Iki malonaus. Iki.